Inspektorė Elena šiandien lankosi Šiauliuose, kur atliekamas morfologinis atliekų tyrimas. Nors šis pavadinimas skamba moksliškai, tai labai praktiškas procesas, leidžiantis išsiaiškinti, ką iš tikrųjų gyventojai išmeta iš šiukšliadėžes. Tyrimo metu atliekos nėra tiesiog stebimos, jos rūšiuojamos rankiniu būdu, sveriamos, vertinama jų sudėtis. Tokia analizė padeda ne tik suprasti žmonių vartojimo įpročius, bet ir numatyti, kaip būtų galima tobulinti atliekų surinkimo sistemą. Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai yra vykdomi kasmet jau nuo 2016 metų. Yra stebima mišrių komunalinių atliekų sudėtis ir šitie tyrimai yra vykdomi 4 kartus per metus. Būtent Šiaulių regiono atveju tai yra daromi tie tyrimai iš visų 7 savivaldybių kiekvieną sezoną. Tai vadinasi, yra tyrimai daromi pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą. Šitų tyrimų esmė yra išsiaiškinti, kaip veikia komunalinių atliekų surinkimo sistema. Taip pat yra stebima, ar nereikia plėsti tam tikrų atliekų rūšių surinkimo sistemos. Taip pat yra aiškinamasi, kaip sekasi gyventojams rūšiuoti, bei kuria kryptimi vykdyti švietimą. Šiandieną čia ir atvykome įsiaiškinti vis dėlto, koks tas procentas pakuočių atliekų yra mišriose komunalinėse atliekose. Kiek žinome, jų yra, tas procentas nėra didelis, tačiau vis tiek labai stengiamės ir šviečiam visuomenę, kad tos pakuočių atliekos keliautų į rūšiavimo konteinerius. Nauda, tai mes pasižiūrim, kaip gyventojams sekasi rūšiuotis, kokie kryptim mes dar turėtumėm gyventojus šviesti, informuoti, ką ne taip daro. Nors iš tikrųjų gyventojus reikėtų pagirti, tas rūšiavimas jų gerėja, bet iš tikrųjų yra dar kur pasitempti. Morfologinis tyrimas – tai detali atliekų sudėties analizė. Specialistai atrenka reprezentatyvų kiekį mišrių komunalinių atliekų ir jas suskirsto į įvairias kategorijas – popierių, plastiką, stiklą, metalą, maisto likučius, tekstilę, pavojingas atliekas. Tokie duomenys leidžia įvertinti, kiek atliekų vis dar patenka į sąvartynus, nors galėtų būti perdirbamos ar kompostuojamos. Tyrimams yra parenkamas iš kiekvienos savivaldybės šiukšliavežio atvežtų atliekų kiekis. Jisai priklauso nuo savivaldybės gyventojų skaičiaus. Tai jeigu yra savivaldybės gyventojų daugiau kaip 100 000, mes turim paimti 300 kg, o jeigu yra mažesnis gyventojų skaičius, tada yra ėminys imamas 200 kg. Ir paėmus mėginį, yra išrūšiuojama į dar 20 skirtingų atliekų rūšių, tai yra atskiriamos popieriaus ir kartono, metalo, stiklo, medienos ir jų pakuočių atliekos, taip pat yra atskiriamos žaliosios atliekos, maisto ir virtuvės atliekos, inertinės atliekos, tekstilės atliekos. Tekstilės, plastiko bei baterijų atliekos yra dar kartelį rūšiuojamos į skirtingas frakcijas. Tai va, tekstilės yra žiūrima, kiek yra drabužių, kiek yra avalynės ar kitų namų tekstilės atliekų. Iš pakuočių taip pat yra išskiriamos pakuočių atliekos pagal plastiko pakuočių atliekos pagal jų medžiagiškumą. Tai va irgi išskirstomi smulkesnės. Baterijos irgi yra žiūrimos smulkios, stambesnės baterijos atliekos. Jeigu yra jos kažkokiam tai įrenginy, mes privalom išimti ir išrūšiuoti. Ir po to, kada išrūšiuojami skirtingus konteinerius, tos atliekos yra sveriamos ir gaunami tam tikri rezultatai. Morfologiniai tyrimai – tai ne tik skaičiai ar lentelės. Jie atskleidžia mūsų vartojimo kultūrą ir įpročius, kuriuos kartais pamirštame. Pavyzdžiui, išsiaiškinti, kiek pakuočių atliekų vis dar patenka į komunalinių atliekų konteinerius. Išrinkti jas tikrai yra įmanoma, lygiai taip pat kaip ir rūšiuojamos yra pakuočių atliekos vėliau papildomai, taip ir iš mišrių komunalinių atliekų jos yra išrūšiuojamos, tačiau jų perdirbimas yra ženkliai sunkesnis, kadangi jos natūraliai konteinerį susimaišo su maistiniam atliekom, higieniniam atliekom ir jų perdirbimas jau tada būna ženkliai sunkesnis. Dėl to dažnai jos nukeliauja į deginimą, kadangi dėl savo užterštumo. Iš tikrųjų, neperdirbti turbūt įmanoma beveik viską,
tačiau tas perdirbimas yra labai brangus, kadangi pakuotės, kurios yra sudarytos iš kelių skirtingų medžiagų, tos vadinamos kompozitinės, reikalauja daug mechaninio darbo. Mechaninis darbas automatiškai yra ženkliai brangesnis arba cheminis apdorojimo būdas. Tai irgi dar kol kas nėra pilnai išdirbtas. Tai atsakyčiau, tos, kurios yra kompozitinės, iš kelių skirtingų medžiagų, skirtingų sluoksnių, gali būti tas pats plastikas, bet skirtingi sluoksniai, skirtingi plastikų yra labai didelis pasirinkimas ir jie tarpusavį sulieti jau iš karto sudaro, kad pakuotė yra beveik neperdirbama. Na, o šiauliečiams rūšiuoti sekasi neblogai. Gyventojai vis aktyviau dalyvauja atliekų rūšiavimo procese, o pakuočių atliekų kiekis mišrių komunalinių atliekų sraute mažėja. Šiaulių mieste ir visoje Šiaulių apskrityje situacija su atliekų rūšiavimo nėra bloga. Tikrai norėtųsi ir pasidžiaugti, ir pagirti mūsų regiono gyventojus, kad rūšiavimas vyksta ir tikrai jų dėka pastebime ir mišrių komunalinių atliekų bendrą mažėjimą nuoseklų, nes kiekvienais metais po nedideliais kiekiais, bet po 3–4 procentus mišrių komunalinių atliekų yra surinkama mažiau. Žinoma, prie to galbūt prisideda vis plečiama rūšiavimo infrastruktūra, yra atskirai jau surinkamos ir maisto atliekos, ir tekstilės visos atliekos, taip pat pakuotės ir pakuočių atliekos, tai čia jau nuo seno yra surinkamos atskirai, todėl tai reikia tik tais gyventojų noro. Ir tikrai manau, kad rūšiavimas yra visiems prieinamas ir pasiekiamas. Atliekant morfologinį atliekų tyrimą, specialistams neretai kyla klausimų dėl tam tikrų atliekų, kurių sudėties neįmanoma tiksliai nustatyti. Bendrame mišrių atliekų sraute pasitaiko ne tik netinkamai išmestų pakuočių, bet ir baterijų, tekstilės gaminių. Tokie radiniai rodo, kad gyventojai vis dar ne visada žino, kur ir kaip tinkamai atsisveikinti su atliekomis. Taip, iš tikrųjų yra ganėtinai irgi klausimų kyla, nes kaskart tu randi vis kažkokį dar nebuvusią atlieką tame mišrių atliekų sraute ir kyla abejonių, ypatingai kai yra ne visas gaminys ar ne, tenai to gaminio pakuotė ar kažkoks kita tara likusi, yra labai sudėtinga irgi nuspręsti, o kur čia aš turėčiau ją dėti. Tai mokomės, ne tik gyventojus mokom, bet ir šitų tyrimų metu ir patys mokomės, kad paskui lengviau būtų papasakoti ir gyventojams, kokias klaidas daro ir kur reikėtų dar pasidomėti plačiau. Didžiausi iššūkiai tai iš tikrųjų tas kvapas ir darbuotojai, kurie rūšiuoja, yra didžiausias tas toks nemalonioji šio tyrimo pusė ir iš tikrųjų norėtųsi, kad ir kiti gyventojai pamatytų ir atsakingiau dedant atliekas, rūšiuojant atsakingiau, taipogi pasirinktų tą rūšiavimo priemonę, kad paskui kuo mažiau čia būtų darbuotojams tų tokių nemalonių situacijų. Komunikacija ir įvairios aplinkosauginės akcijos – svarbi priemonė, padedanti gyventojams geriau suprasti rūšiavimo svarbą ir įsitraukti į tvaresnius sprendimus. Atliekų rūšiavimas tampa įpročiu, bet aš manau, kad būtų jisai intensyvesnis, jeigu tai taptų ne įpročiu, bet mada. Mūsų gyventojai, aplamai lietuviai, labai yra madingi, mes norime būti madingi, mes stebime vieni kitus, kopijuojame, stebime užsienio patirtį, keliaujame, matome, kaip tai vyksta kitose šalise. Ir labai džiugu matyti parduotuvėse, kad vis daugiau žmonių renkasi nebe vienkartinius maišelius, o labai naudoja daugkartinius pirkinių krepšelius ir ne tik pirkinių, bet ir vaisius ir daržovės dedasi jau į daugkartinio naudojimo maišelius. Tai taip pat pastebima tokia labai mada dabar rinktis naudotus daiktus, mainytis daiktais. Tai pastebima ir steigiantis visokiom įvairiom platformom daiktų keitimuose. Ir tai tikrai yra labai džiugu ir pagirtina, nes tas atliekų prevencija, atliekų vengimas, tai yra pats aukščiausias atliekų tvarkymo prioritetas visoje atliekų tvarkymo sistemoje.